Nu tai ką, sveikučiai draugai, judam į jau 9-ąjį Bratuko YouTube'ės epizodą. Kas šiandien bus vėl nemažai veiksmo, gal šiek tiek nestandartinis vidosikas. Darysim vieną automobilio test drive'ą. Tai bus, tuoj pamatysit, gerai išsiduosiu, tai bus Toyota Hiluxas, kurį pasimsim iš Tokvilos. Davė paraidint, pavažinėsim, tai man atrodo pasigailės jie, kad mum davė, nes mes jį išbandysim ekstremaliom sąlygom. Važiuosim į Bekelę, važiuosim į Molėtų drifto trasą. Tai tikrai pabandysim visas galimybių ribas. Taigi likit pasijungę, važiuojam, žiūrim ir mėgaukitės YouTube'ės epizodų. Čia Bratukas. Lauke dabar rodo -17, -18, jutiminė virš -20. Pabandysim užsikurti Opelį, nes su Opeliu važiuosim pasimti Toyotos. Tai žiūrėsim, ar Opelis nepašiks mum. Ok, bandom. Pašildom. Dega lempelų visokių. Nu ir laisvan. Bandom. O kurmi. Be problemų. Biški pasispardė, bet be problemų. Dar širdelė veikia kaip bitutė. Kaip tokių metų mašinai, kaip mes taip drožiam, tai tikrai gerai išsilaikius mašiną, geriau negu aš. Все, užsikūrėm, važiuoju, pasimsiu kolegą ir tada šaunam į Tokvilą, pasim Toyotos ir prasidės veiksmas. Štai šiandien pasiėmėm šitą automobiliuką, testuosim Toyota Hiluxą. Šoferis vaikšto, aš labiau operatorius būsiu. M3 šiandien nevažiuosi trasą, nelabai gali pravažiuoti. Užšalęs žiemos miegui, tai šitas laukia pavasario. Talpi vieta, prisisodinsim mergų. Čia jau užkrauta mūsų viskas. Dabar važiuojam į kaimą, ten važiuosim į Molėtų drifto trasą. Dar pabandysim su šitą Toyota nuvažiuoti į Bekelę. Pažiūrėsim, koks jos pravažumas. Jau vieną kartą buvom užbuksavę, tai įdomu, ar pateisins lūkesčius ar nelabai. Važiuojam link Molėtų, link krantų smėlėtų. Ką čia viduj turim? Turim va 4 įsijungt galima, sport modas, dar čia kažką. Nelabai vairavėmės tokių mašinų, tai dar patys viską mokomės, nieko nežinom. Taip, tai atvažiavom į Molėtų drifto traselę. Dabar šoksim su Hiluxu į trasą ir padarysim tokį lengvą test drive'ą. Pažiūrėsim, kaip važiuoja. Blet, kažkaip trekšnas nesijungia. Nekabina? Kažkaip sakytum, kad nenori, nes pilnai mane neišjungia. einam malkyčių ir kepsimės
kepsimės pusrytukus. Nusipirkom kiaušanų, lašiniukų, pakurinsim pečiukų, pavalgysim ir važiuosim į trasą. Čia kelintų metų šitas jame. Ko? 23. Ai, čia sužymėta, čia valgas? Jų metais, 23, 24 ir 23 ir šitą. Šitas senas, kurios kaitriausios. Beržas pas mus. Beržas? Pas mus beržas. Bet pas mus beržą daug vyrai nepjauna. Gaila beržo. Šalta biški jaučias, ne? Nu, tipo nėra, kad sektų, bet minusas jaučias. Bet va čia va karšta. Nu, ant saulytės, va, gerai. Aš kai tungakas, man karšta, o man karšta. Pas mus viduje net laikrodis atšyla. Tik sėt pradėjo. Buvo šalis. Matai, sustojus laikas buvo, nieks negyvena. Nu, atvažiavam gyvent, pradėjom ir laikas susikūrė. Va, MB. Kas, žinot, KMB, Kasparas, Karalis. Marytė ar bronius? Marytė ar bronius. Va, pačiokas. Čerga. Kačerga. Tik labai neaukštas toks. Duoną valgė. Duoną. Duonas įsikėpė parduotuvėj. Duoną skrautuvė iškepė Palangos. Iš Palangos tiesiai. Va, tai dega. Dega. Kai ant šitas plytas ir kepsime. Dėsiu, na, kad karšta būtų. Oi, tai čia jau ir keptų, jau čia karšta. Va, turim kiaušinę, aliejaus, Palangos duonas ir šoninės lašinė. Sveikit, iš kur grįžta. Namuose vandens nėra. Kur buvai? Kakas padarytas. Durys reikėjo atsikasti. Bet smirda dabar patarčiau kokį pusvalanduką. Susikūrėm pečiuką, kai atvažiavom buvo -2. Tai tikrai galvojom neišeis iškūrent, bet malkų pamėtėm nemažai, tai prikūrenom iki... Tai iš tikrųjų labai labai normaliai. Didžiausia problema, kad pamiršom nusipirkti vandens. Gerai, kad nuėjau pirmas į tualetą. Karolis rodė ženklus, kad neįmanoma išbūti tenais. Grįžta antras realybės šou dalyvis iš unitazo. Manau, pamatysim, kokios jo nuotaikos ir emocijos. Kaip Karli? Oh my god? Neįmanoma. Neįmanoma išbūti? Nebuvaugi. Ai, nebuvai? Turnas apšvelmičius, ne? Va, lašinis. Molėtos patys geriausi. Pradėsiu paukščiai, tegu Zylėm. sapsnauja. Aš pats susapsnos. Labai išmėgstu lašinių. Nu, kepimai gerai bus. Padlagas geras jau. Kaip keptuvė. Va, pakeitinam keptuvę. Pravalysim, kad murzina nebūtų. Nori su kalytėm valgyti. A, kas gerdi? Mėsytę. Rafinuotas, dezodoruotas, saulėlis žolėlis. Geras. Tunašų dezodoruotas, rafinuotas. Dezodorantas gali pažastis Mes pasi. rafinuoti būsim, bet. Rafinuotas, tai tu nelabai bus. A riebybė Bet bus. čia nereikia, na. Aik, tu man atrodo piltų lukštų aliejų. Ne, bet jeigu būna paukščiai. Čia labai daug. Tai Ne, iškeps paukščiai. Iškeps? Riebiau bus. Ir bent. Gerai. Netaupsis. Bet tuoj suspirgės, gal sustrauks. O, kaip karšta. Ah, karšta. Mes negeriam. Nealkoholinį 5. Čia greitai kepama, tai ugnis nelabai kažta kaitra nesreguliuojanti. Ai, va. Cent rublių. Ten 9 kapeikas tipo? 9 kapeikas. Nemažai. Jau biškį, man atrodo, nebekontroliuos, matuoju ugnies šitos. Rūksta. Nors kiaušinį gimygam tenais jie iškepa. Jau galima ir kiaušinį. Man atrodo, jau dėk kiaušinius.
Tik klukštų neprimuš. Jau karštis geras eina, ne? Man gumai, ne. Primažin kūnį, blėt. Negaliu. Visus dėdu naktį. Visus dėk, suvalgys smagiai. Tokie vyrai, kažkai čia po 5 kiaušinius. Mėgsti daugiau. Nu, žinai, pato jau lūpą sutraukė. Pipyras? Nekvepia, užšalais gali, bet pipyras. Nebus koks? Ne, tai kaime tik druska ir pipyrai, daugiau niekas neturi. O. Bet matai, aš, man atrodo, neklydau dėl aliejo. Aš jau biškai verda šitą kiaušinienę, ne? Gerai bus. Riebiau, sočiau. Riebiau, tai čia gerai, riebiau. Čia nebus. Oi, gražiai. Gardžiai atrodo. Taigi čia kiaušinienė, ne koks čia. Omletas. Skanu, Nu čia omletas, tu paliks, man atrodo. Gražiai. Va, patraiškiai, tipo ant viršaus paplok viskas, kad... Mėgsti? Blemba, nu, geltonas tai gerai, kai neiškepis, bet baltas, kai neiškepis, tai jau tada kaip sperma kokia gurktui. Aišku, aš ne gurkas, ne. Mes kad ir dviesi čia, bet mes negėjai. Mes iškepė. Tada, Iškepė, jau viskas. Nu, gerai. Gerai, bus biškai skaniau, kaip nebus verti. Gerai? Gardi? Gardu. Maunos snowboardo batus ir bandysim varyti, prisikabinsim snowboardą prie bandysim pralėkti. Labai sunkiai tik apsimauna iš tie batai. Da kaip po šalę, tai dabar išvis. Man. Važiuojam. Laikykis biten. O, kūzavį nepatogu, Nekomfortui mašina čia, ne. labai slydo. Sarkiai, šakas. Šakos. Saugas. Makūfelį, saka. Aš apie šakas. Panašiai kai audinė man. Na, panašiai, tai ko palikai ant kalną. Neįsės. Taigi dar čia net nebolėtintas, jungtas. Važiuok. Ne, per mažai. Varyk kalną. Šarai tiesiai. Gerai, va tiesiai ir važiuoju. Aš net iš vis nevairuoju šiaip, tai jeigu ką. Čia bala. Kairien šarai. Tu kur kairien bala? Tai ką, štai baigęs YouTube'ės epizodas, nebuvo nufilmuota visko, ką norėjom parodyti, nes net nebuvo labai tikslas filmuoti video, labiau norėjosi praleisti gerai laiką, tai ką turėjom iš medžiagos, tą sukrovėm. Kas laukia toliau, tai toliau šiais metais prasidės Bratuko YouTube'ai gana daug veiksmo, kol kas nenoriu atskleisti visų kortų, nenoriu, žinai, prisišnekėti, kaip žinot. Negaliu sakyti, kad čia prikepsiu daug video, bus labai įdomus kontentas, nu, kai bus, tai bus. Aš nenumatysiu ateities. Gali būti daug įdomių video, gali būti mažai įdomių video.
Tai čia priklauso nuo manęs ir nuo aplinkybių ir nuo jūsų, žinoma. Tai kas palaiko tokį turinį, tai nepamirškit pasubscribint, palaikint video, nes tai padeda ir man augti kaip kūrėjui. Parašykit komentarą, kas patiko, kas nepatiko. Aišku, čia šitam video tikrai bus vietų, kur daug neįdomiai žiūrėjos ir nepatiko, nes sakau, čia tiesiog filmavau be jokio plano, tiesiog sudėlioju už daug atskirų kadrų kažkokį vieną epizodą, tai jeigu nerinks net peržiūrų šis video, labai nenuliūsiu. Tiesiog iš neturėjimo ką veikti, sakau, sumontuosiu, nes dar į darbus nevažiuojam. Dar minusiukas laikos, tai dar koks geras mėnesiukas, iki kol pradėsim sezoną, bet apie vasario pabaigą irgi bus daug naujienų, kurias viską pranešiu YouTube'ai. Planų ir svajonių yra labai daug, kaip pavyks viską realizuoti, bus matyt. Jeigu pavyks padaryti tai, ką noriu, tai tikrai bus įdomu tiek man, tiek ir jums bus įdomu. Bet, sakau, nenoriu prisišnekėti, nenoriu prisižadėti, nes, žinot, žmonės planuoja, o Dievas juokias. Tai ačiū, kas pažiūrėjo šitą epizodą, ačiū tiems, kurie pažiūrėjo iki galo, nes manau, tokių labai nedaug. Jei kas pažiūrėjo iki galo, parašykit komentaruose, kad pažiūrėjote iki galo. Tai viso, bye bye. Čia buvo Bratukas, visus myliu, visus bučiuoju. Ačiū jums, draugai, jūs patys geriausi subscriberiai.